Ir genialiausi sprendimai, kurie atsiranda dažniausiai tuomet, kai visuomeniai kažko trūksta, kai jos netenkina esama padėtis, ar tiesiog įsisenėja stereotipai. Taigi, pirmasis didysis inovatorius mados šiuolaikinėje madoje buvo prancūzas Polis Poiret, kuris 20-ojo amžiaus antrame dešimtmetyje buvo sužavėtas į Paryžių atvykusių rusų baleto pasirodymų, laisvais šokėjų drabužiais, kurie nevaržė jų judesių. Ir Poiret tiesiog nebegalėjo daugiau žiūrėti į korsetų iškankintas moteris. Dizaineris nusprendė būti jų tarsi tokių kaip ir išlaisvintojų iš šios ekstremalios konstrukcijos, kuri privaloma moterų aprangos dalis išbuvo netgi 400 metų. Poiret sukūrė laisvų, spalvingų suknelių bei apsiaustų kolekciją, kuri buvo iki tol niekam nematyta, sukėlė be galo daug diskusijų, bet nuo jos skaitoma, kad nuo jos prasidėjo 20-ojo amžiaus mados didieji pokyčiai. Gabrielė Coco Chanel taip pat kūrė vedama politinių tikslų, tai pokario metų moterų emancipacijos. Gabrieliai nebepatiko jau ta nelygybė tarp lyčių, ypač po to, kiek moteris sunkių, vyriškų ir savo jėgų visiškai netitinkančių darbų nudirbo per Pirmąjį pasaulinį karą. Chanel paminė visus iki tol egzistavusius stereotipus, pradėjusi pirmoji vilkėti kelnes, jodinėti apsižergusi arklį, kai iki tol moterims buvo leidžiama joti tik tai sėdint šonu ant arklio. Chanel niekada neištekėjo ir jai buvo visai neįdomu, ką pasakys aplinkiniai. Ir tai, žinoma, atsispindėjo jos kūryboje. Po Antro pasaulinio karo iškilo kitas didysis inovatorius, tai prancūzas vėlgi Christianas Dioras, kuris taip pat pasinaudojo tuometinę padėtimi, kai po karo buvo atlikę labai nemažai vyriško uniforminio audinio, kuris niekam nebebuvo reikalingas. Dioras sukūrė ypatingai moteriškų siluetų prikrautą kolekciją, kuris susidarė iš pustų sijonų, įliemenuotų švarkelių, beje, Dioras vėlgi moteris grąžino į korsetą. Bet tai buvo daroma vien dėl to, pagal jį, kad moterims grąžinti tą eleganciją, kurios joms taip trūko tuo metu. Kolekcija pasirodė visiems be galo inovatoriška ir buvo pavadinta New Look, tai naujasis įvaizdis. Ir iš tikrųjų, jau tuomet matome, kad mados kūrėjai rėmėsi tuometinę situaciją ir stengiasi žvelgti jos privalumus bei trūkumus. Dabar turbūt sutiksite su manimi, kad šiais laikais jaučiasi šiek tiek ta tokia duobė daugelį sričių, tokių kaip menas, mada, muzika. Ir atrodo visa, kas yra geriausia, jau yra sukurta praeityje, o dabar yra tik tai kopijuojama ir tai ne visada vykusiai. Taigi, iš tiesų, galime pastebėti tokį faktą, kad daugeliu netgi didžiųjų firmų vadovų ir dizainerių tikslai visų pirma yra, kaip parduoti jų produktą ir kaip parduoti jį kuo didesniu, žinoma, tiražu. Ir tokios vertybės kaip stilius ar unikalumas ar kokybė dažnai yra nurengiamos komercijos, nes žmonės šiais laikais yra ganėtinai vartotojiški, kaip ir matome iš tos nuotraukos čia prie H&M durų, kiek nusidriekusi eilė prie išpardavimo. Tas pats ir Šveicarijoje beje. Taigi, iš tiesų sutinku, mada yra visų pirma amatas, bet ir visi amatai šiais laikais jungiasi tarpusavyje ir taip bandoma pasiekti tik didesnių rezultatų. Ta prasme, jie jungiasi su politika, menu ir įvairiomis kitomis sritimis. Londono Central St. Martin's College'as taip pat garsėjo tokiais absolventais kaip teatrališkasis John Galliano, politiškoji bei maištingoji Vivienne Westwood, bei aukštų technologijų madoje pritaikymo meistras Huseinas Šalajanas, kurie, kaip ir anksčiau minėtieji, savo kolekcijas bei jų reklamas kuria pasitelkdami kažkokių tai aukštesnių tikslų ir bandydami parodyti kažkokią gilesnę idėją,
Kartais iš tikrųjų visai net nesu mada susijusią informaciją stengiasi perteikti. Pavyzdžiui, kaip ši Vivianos Westwood reklama, kurios apačioje matome mažytį tekstuką. Štai čia. Leonardas Peltier yra nekaltas. Kas yra Leonardas Peltier? Jis yra kalinys 26 metus neteisėtai kalintis Amerikos kalėjimuose. Taigi, Vivian negalėjo tiesiog apsiriboti savo produkto reklamą. Jai reikia išreikšti savo politinės pažiūras. Taigi, studijuodama tokiame koledže ir turėdama tokią galimybę unikalią pasauliui parodyti daugiau nei tik išpuoselėtų rūbų kolekciją, bet ir kartu pasakyti savo svarbę žinutę, aš negalėjau to nepasinaudoti. Taigi, iš tikrųjų, tai studijuodama dažniausiai mane, kaip sakant, įkvepia rūbo konstrukcija, funkcionalios detalės bei retkarčiais netgi daiktų dizainas, nes jis tarsi pabrėžia to daikto paskirtį ir jo esmę. O kartą, eidama gatvėje, atkreipiau dėmesį į žmogų su kaklo įtvaru. Ir man tiesiog kilo mintis, kad tai yra dar viena kūną prilaikanti atraminė konstrukcija, kaip ir madingo švarkelio aukšta apykaklė. Tiesa, juk sakoma, kad geras siuvėjas netgi kreivai ištiesina. Bet ar tai nelabiau tiktų apibūdinti ortopedijos funkciją? Tiesa, abi sritis yra skirtos tam, kad tiesintų, tobulintų žmogaus kūną ir jį bruktų į tuos visuomenės nustatytus idealumo rėmus. Žinoma, ortopedija padeda žmogui išvengti dar didesnių sveikatos negalavimų. O tiesinanti bei tobulinanti apranga mums padeda susikurti tą tokį svarbų pirmą įspūdį. Iš tikrųjų, pradėjusi domėtis tuo plačiau, aš buvau nustebinta, kiek iš tiesų pastebėdavau kasdien žmonių gatvėse, visai, ta prasme, nesitikėdama su įvairiom negaliam, kuriems būtina ortopedinė pagalba. O ir pati turiu, tiesą sakant, kelis draugus, kuriems vaikystėje dėl stuburo iškrypimo skoliozės reikėjo dėvėti štai tokį stuburo įtvarą, korsetą. Baisu iš tiesų, ar ne, iš pirmo žvilgsnio. Iš jų iš tiesų ne kartą esu girdėjusi tokių nesmagių istorijų ir iš mokyklos laikų, kaip vaikai klasėje tiesiog tyčiodavosi ir tuo apsunkindavo ir taip nelengva vaiko padėtį. Beje, gal kas matėte filmą Forrest Gump? Jame labai aiškiai irgi pavaizduota nelygybė tarp sveikų vaikų ir tarp neįgalaus vaiko, kuris ir taip silpnesnis būdamas pastoviai turėdavo kovoti už būvį. Taigi mane labai sužavėjo ir pribloškė iš tiesų pirmą kartą, kai pamačiau, neseniai iš gyvųjų tarpo pasitraukusi britų dizainerio Alexandro McQueeno bei vieno žymiausių mados fotografų Nico Knighto bendras projektas Fashionable, kuriame buvo pavaizduota atletė Amy Mullins, kuriai dėl sportinės traumos buvo amputuotos abi kojos žemiau kelių. Fotosesijoje Amy vilkėjo Aleksandro McQueeno couture suknelę, pro kurios peržvečiamas Jona, kaip matote, stambiu planu matėsi jos kojų protezai. Vėliau Amy buvo pradėta fotografuoti kitų menininkų, o jos nuotrauka netgi atsidūrė ant žurnalo viršelio. Taigi, didelis postūmis į priekį. Iš tiesų, tai gyvename tokiais laikais, kai visos specialybės ir sritis, beveik visos, yra suskirstytos pasąmonėje į patrauklės ir nelabai patrauklės. Ir turbūt daugelis sutiks su manimi, kad mada, taip pat kaip ir kinas ar grožio industrija, yra ta viena patrauklesnių. Kadangi jie tarsi pristatomas tas tobulo, patogaus, gražaus, išsvajoto gyvenimo modelis, į kurį lygiuojasi dažnas žmogus. O aš tuo tarpu studijuodama tokį dalyką supratau, kad dažniausiai tas, kas yra pristatoma ant podiumo ir susilaukia šiokios tokios sėkmės, dažnai tampa be galo aktualu, geidžiama ar tiesiog cool. Taigi, čia taip aš dirbu prie savo kolekcijos. Tai tiesiog turėdama tokią progą savo kolekciją priartinti prie kažkokios svarbios temos, aš sugalvojau, kad aš tiesiog ją sujungsiu su ortopedija. Ir
man labai pasisekė, nes mano projektu labai susidomėjo ortopedijos firma Pirmas žingsnis, kurie ne tik man davė medžiagų aksesuarams gaminti, bet ir padėjo man juos profesionaliai įgyvendinti. Taigi, kol mano klasiokai bendrakursiai Londone plušo su medžiagomis, užtrauktukais ir sagomis, aš šlifavau plastiką ir skaldžiau gipsą. Tai va tokia patirtis. Galiausiai sukūriau ir pritaikiau nemažai aksesuarų, kurie ir funkcionalūs, ir nelabai iš kitos pusės, kurie, mano manimu, yra tiesiog gražus ir gali būti įdėkti į kiekvieno žmogaus kasdieninį stilių. Pavyzdžiui, štai toks asimetriškas korsetas, kuris irgi yra padarytas iš vien tik tais ortopedinių medžiagų ar ortopediniai batai, apie kuriuos šiek tiek vėliau papasakosiu dar plačiau. Čia šiek tiek nuotraukų iš mano pristatymo, bei toksai kaip ir kaklo įtvaras ar peties čia konstrukcija, net nežinau kaip pavadinti. Taip pat naudojau originalius kojų įtvarus, kurie padeda sąnariui judėti, kai žmogus negali judinti sąnario, arba atvirkščiai jį gali užrakinti, kad nejudėtų. Ta prasme, yra skirtingos funkcijos, tiek aš sužinojau iš ortopedų. Taip pat pagaminau porą rankinių iš to paties ortopedinio plastiko. Tarp kitko, iš šio plastiko gaminami protezai kojoms, rankoms ir kitoms kūno dalims. Tikriausiai kojom ir rankom daugiausiai. Štai šie kairėje pusėje ortopediniai batai, kurie avimi tuomet, kai žmogaus viena koja yra trumpesnė už kitą. Dažnai skirtumas būna net 30 cm, taigi platforma gaminama labai aukšta. O tas mane privedė prie išvados, kad šie batai yra labai panašus į tuos madingus batus ant platformos, kuriuos kiekvieną dieną galime išvysti Londono, Vilniaus ar Kauno gatvėmis ant laivų praeivių kojų. Taigi, šio projektui iš tiesų norėčiau šiek tiek, kaip sakant, pakeisti žmonių išankstinį nusistatymą, kad tai, kas susijęs su ortopedija, kaip sakant, asimetrija ar medicina yra atgrasu ir nieko bendra neturi su grožiu ar estetika. Mano nuomonė, asimetriškas kūnas gali būti netgi dar gražesnis negu simetriškas. Čia tik tais priklauso nuo žmogaus požiūrio. Taigi, manau, dar plus, norint lavinti šiek tiek mūsų konservatyvąją tautą, turėtume patys sukurti tokių projektų, kurie tiesiog skatintų atstumtųjų integraciją į mūsų visuomenę. Juolab, kad tie skirtumai ir tas visas atstumimas atsiranda visai prieš mūsų pačių valią. Ir jų baiminimasis ar nepripažinimas mus tiesiog laiko akmens amžiuje. Taigi, pabaigoje norėčiau jūs pakviesti, užmesti akį į mano bei kolegos Ronaldo Buožio kurtą trumpametražį filmuką apie mano kolekciją, kuriame ortopedija šiek tiek parodoma kitų kampų. Tai va, kviečiu pažiūrėti.